tikrųjų labai malonu, kad Danielius atvažiavo iki savo protėvių žemės ir jo pasisakymus kalba tokia, kaip sakant, beveik akmenietiškos vertybės įgavo, žiūrint iš tos akmenis. Ir būtent ta kelionė per pasaulį, per žemės pažinimą ir akmens tvirtybės pasiėmimą. Ir aš dovanoju savotiškai tą akmenietišką tvirtybę, būtent tos tautos atstovai, kuris, sakykime, net ir prisimenant Mozės kelionę ilgą per dykumas, tai va ta kelionė Danieliaus keliaujančia per pasaulį, ko gero, ir dovanojam to akmenietiškos stiprybės šitai kelioniai, kad užtektų ilgiems metams pačiam.